Tai tikriausiai, kad kontekstas būtų kur kas sudėtingesnis. Tačiau Jedinai Rusija, su kuria beje mes pasirašėm tokį susitarimą tarppartiniam bendradarbiavimui, akcentuojant jau, galima sakyti, Lietuvos atžvilgių prevencinę tvarką, visus svarbius dalykus ir nepriklausomybės pripažinimo, neginčytinumą ir lygiavertę partnerystę ir visus kitus. Tai štai tokie, reiškia, susitarimai, jie tik, dar kartą pasako, jog tas ryšys nėra vienkartinis, epizodinis, bet yra pakankamai patikimas, stabilus, bet jis niekaip nereiškia kišimosi į kitos pusės kokius tai vidaus reikalus ar į valstybės politiką. Tiesiog tai aš vertinu kaip palankaus konteksto suformavimą ir kurioje vietoje bus tie politiniai lyderiai, su kuriais asmeniškai aš ir nebendrauju, o pasirašymas įvyko su Dūmos pirmininku Borisu Gryzlovu, kuris, žinoma, tiesiogiai, kaip vienasmeniškai kokios tai įtaikos, aišku, konkretesnės, tokios svarios, kaip kiti tie du politiniai lyderiai iš esmės neturi. Bet partijos vardu jis tai daro. Taigi, aš tikiuosi, kad tie ryšiai pasiliks ir juos pirmiausia aš ketinu panaudoti, taip yra ir dabar. Ne kokiem nors asmeniniams interesams, man kokio nors populiarinimuisi ar kitokiems tikslams tokio intereso nėra. Yra svarbiausias interesas, kad tie ryšiai gerintų tą atmosferą, kurioje dirba Lietuvos verslo partneriai Rusijoje, kurioje mūsų kultūros atstovai ar mokslininkai bendrauja. Ir manau, kad tai yra šioks toks indėlis. Jo labiau, kad oponentai parodo, kad jeigu jie puola, vadinasi, jie mato tą indėlį ir nori jį kaip nors sumenkinti arba užblokuoti. Tai šitai provokacijai aš tikrai nenoriu pasiduoti. Va štai jūs minėjote, jau pasirašėte susitarimą dėl Lietuvos liaudies partijos ir Jedinoji Rusija tarppartinio bendradarbiavimo. Kokį tikslą kėlėte šiuo žingsniu ir kaip tai paveiks jūsų vadovaujamos partijos sėkmei būsimuose Seimo rinkimuose? Žinoma, aš kėliau anaiptol ne partinės naudos tikslą. Sunku pasakyti ir politologai taip mano, kaip tai atsilieps, pavyzdžiui, partijos populiarumui. Bet ne partijos populiarumas yra svarbiausia. Jeigu tai padės mūsų ekonominiams tikslams įgyvendinti, o tikslų ir interesų yra tikrai daug Rusijos atžvilgiu, tiek tų, kurie eksportuoja produkciją, kurie perka resursus, tiek ir bendrai valstybiniu mastu, tai tas tikslas yra man svarbiausias ir, žinoma, aš labai norėčiau, kiek galima esmingiau prie jo prisidėti. O kaip tai paveiks politinės partijos tolesnį likimą, tai, žinoma, oponentai stengsis, kiek galima iš to daryti daugiau propagandos, akcentuoti kaip kokį tai specifinį prorusiškumą. Tuo tarpu tai yra praktiškas, normalus požiūris ir veiksmas, kurį daro ir kurį jau kažkas, daugelis šalių ir partijų jau senai yra atlikę. Tarppartinis bendradarbiavimas savo šalies, o ne svetimo šalies naudai. Bet paprastai reikia siekti subalansuotų santykių, subalansuotos naudos ir tokiu būdu tie santykiai klostysis iš tikrųjų stabiliai ir naudingai. Aš kalbu čia apie ekonominius pirmiausia ir kultūrinius ryšius. Neabejoju, kad jums priešingos jėgos tuo pasinaudos. Ar jūsų tai nebaugina? Taigi visą laiką būna tie iššūkiai. Tai netgi nieko nedarant arba apskritai kažką darant visai kitą kryptimį irgi yra puolama. Aš daugiau kaip 20 metų, tarp kitko, apie tai per šią laidą kalbėjau, labai intensyviai bendravau ir dabar nesiriboju nuo bendravimo su Vokietija, su kitomis vakarų šalimis. Štai esame apsitarę ir su Graikijos naujai demokratija,
su Estijos centro